Klodai, šiandien mes ragausime davinį, kurį gimtoj šalyje labai lengva nusipirkti, tačiau iš ten išvežti yra daug sunkiau. Pietų Afrikos Respublikos davinys. Kiek žinau, šitas davinys yra labai populiarus Pietų Afrikos Respublikoje, nes ten daug įvairių ginkluotų konfliktų ir šių davinių reikia ne tiek kariuomenėje, kiek turbūt daugiau privačioms saugumo tarnyboms, kurios lydi įvairius krovinius, konvojus ir panašiai. Pakuotė labai paprasta, traški, žalia, su rankena, lengvo atplėšimo, įkirpomis, daugkartinio užsegimo užrakto, sluoksniuojasi laminatas, jau plyšta nuo pagrindinės medžiagos, nesimato jokių įplyšimų, traukimų, gerai laiko orą matosi. O jau kažkur plyšo ties tais žodžiais ir pradėjo bėgti štai skylutė. Tai nėra toks geras, kaip mums atrodė iš pirmo žvilgsnio. Komercinis davinys, matom, kad pagamintas tikrai Pietų Afrikos Respublikoje, Cosmo Business Park, MRE, Ration Pack, Meal Ready to Eat. Meniu 3, matome, kas yra jo sudėtyje. Gramai šarūno kalorijų, angliavandeniai, riebalai, proteinai ir nieko daugiau. Bet smagu rankenytę neštis galima patogiai. Ką, lendam į vidų. Greito atplėšimo mechanizmas, lengvai atsiplėšia, atsidaro ir žiūrim, kas viduj. Avižiniai sausainiukai, labai panašioj pakuotėj kaip iš amerikietiško, bet matom 10 skirtumų lengvai. Spalva bent jau panaši. Isotonic drink, irgi visur Asian Tech. Pakuotės tokios, kad atrodo, lyg mes jį pirkome iš amerikietiško. Gal mes ir gaminam amerikietiškam, europietiškam. Chocolate Energy Bar. Šokolado batonėlis, vien tik tai šokoladas, nieko ypatingo. Vandens valymo milteliai, niekas nesivargino padaryti tabletės, tiesiog milteliai, tikiu, kad veikia. Ir davinio žvaigždė, pagrindinis patiekalas, pupelių ir lęšių karis. Irgi labai panašus į amerikietiškose daviniuose sutinkamą patiekalą, bet kitoks. Halal certified. Ir daugiau nieko. Jokio priedo, jokio šaukšto, jokių maišelių, jokių servetėlių, nieko mes papildomai neturim. Iš aksesuarų turime tik vandens valymo miltelius, viskas. Nei druskos, nei pipiro. Grinai paimkime, pavalgykime ir tiek žinių. Matau, kad yra užrašas, kaip reikėtų pasišildyti. Yra rekomenduojami 3 šildymo būdai. Beliepsnis garinis šildytuvas, arba vandenyje šildome, arba kepame tiesiog išpylę viską į indelį. Ragaujam, čia bus greitai. Kol šyla patiekaliukas, paragaukime, paskanaukime, kokie yra sausainiukai. Gražus tokie, netaisyklingos formos, tokiais spigliukais, skirtingi. Vienas vienoks, kitas kitoks. Kaip pavyko, taip iškepėm. Jie tokie labiau gaivesni negu kitose daviniuose. Įdomus kvapas. Skanu. Turbūt gerai ir su pagrindiniu patiekalu nėra ypatingai saldus, biški tokie. Ir kas labai malonu, kad jie yra tokie gyvesni. Tikrai neperdžiavę. Paimim maloniai byrą, bet nesmėlis burnoj. Ir dantų nelaužo. Ne? Nors tau norėtųsi turbūt pagraužti. Kadangi esam labai alkani, iš karto čiupkime šokoladuką. Matosi, kad tai nėra tik tai šokoladas. Kažkoks tai marmeladas su šokoladu. Asmeniškai man labiau patiktų tiesiog šokoladas. Čia yra toksai sojų pieno mišinukas, irgi neblogas. Jeigu nemėgstat šokolado, gal šitas visai nieko. Išsivalykime vandenį. Ir pabandykime gėrimą.
Izotoninis gėrimas. Kramtomos gumos kvapas. Nuostabi spalvytė. Negalima pykti, kad davinyje nėra šiukšlių maišo, kadangi jis labai mažas, neliks ką įsidėti į maišelį, jį ir naudosime kaip šiukšlių maišą. Čia užskaitom, štat pliusiukas. O va šaukšto nėra, šitas visas gėrimukas pusė litro. Kokie spalva įdomi. Skanaus. Gaivus ir atgaivinantis. Super, daug skonio, neįkirus tas skonis, burbulinis, chemija, viena skanesnių chemijų. Ir tikrai tirštesnė, pusė litro, daug, gerai skaniai atsigertume. Super. Štai mūsų pašilęs pagrindinis patiekalas. Karštas, šiltas. Pupelių ir lęšių karis. Ne. Lengvo atplėšimo įkirpos čia neveikia, arba man trūksta labai pirštų. Pilame lauk. Štai toks marmaliukas, negaliu pasakyti, kad daug, kaip karis atrodo visai neblogai, konsistencija maloni, kvapas neblogas. Skonis labai panašus į amerikietiško. Tikrai norėtųsi druskos arba pipirų kažko taip, vegedos kokios nors įsipilt. Toks beskonis biški. Jaučiasi aštrumas, bet daugiau toks tuščias skonis. Aišku, ekspertui kvepia labai. Ne pats blogiausias variantas, bet mieliau suvalgyčiau kokį nors kebabą. Tikrai galima nueiti ir parduotuvėje nusipirkti kažką tai geriau ir skaniau. Toks nuobodus davinys, kad net ekspertas žiauvoja. Einame, paieškosime įdomesnių.